aš galiu paminėti, kad čia durimis pasirūpino įmonė Vytuko durys. Mes jų produkcijas matėm net ir Ispanijoje, žiūrėjome, važiavome, keliavome vilose pačiose brangiausiose, bet iš tiesų jie su savo kainų kategorija pataiko į beveik visus segmentus, sakykime, pas juos gali rasti įvairiausios produkcijas. Mano pažintis su Vytuko durim yra pati geriausia, nes pirmas dalykas, pats namuose įsirinkau, nesunku rekomenduoti gerą durų gamintoją ar tiesiog apskritai kažkokį gamintoją, kaip pats naudoji. Jie naudoja, kaip mano žiniom, Eclipse sistemas, kurios yra labai patvarios, patikimos. Ir va, pasižiūrėk, aš tiesiog, ir čia magnetinis stabdžiukas, aš matau šitą vietą, vienu pirštu ir žiūrėk. Viskas, aš net nepasukau rankenos, užsidarė klinkšt. Žiūrėk, paleidžiu, magnetinis stabdžiukas, kai jis sudirba. Paleidžiu. Jokių baldų, jokių atmušėjų, nieko nereikia. Magnetas veikia akimirksniu, durys sustoja. Tai apie duris čia kalbėčiau, bet iš tiesų užtenka pasakyti Vytuko duris. Tai yra iš tiesų tie tiekėjai, kuriais mes galime pasitikėti ir būti ramus, kad padės išspręsti įvairiausius klausimus, net ir iškilus kažkokiom problemom. Tai turbūt čia yra svarbiausia, kad nepaliktų bėdoje ir žinotum, kad laikysis terminų ir gyvendins tavo svajonės, tavo norus, tavo viziją.